Sveiki! Jūsų dėmesio penktadienio Baltikum televizijos žinios kviečiame žiūrėti. Klaipėdos universitete vykusioje konferencijoje konstatuota, kad dabartinis savivaldos įstatymas yra visiškai neveiksnus, todėl jį būtina nedelsiant pakeisti. Dar šį pavasarį Lietuvos administracinis pasiskirstimas keitėsi. Panaikinus apskirtį šalis buvo suskirstyta į regionus. Penktadienį Klaipėdoje vyko konferencija, kurioje politikai, istorikai ir politologai diskutavo apie regionų padėtį mūsų šalyje ir savivaldos veiksnumą. Anot istoriko, egzistuojantis požiūris į bajorų laikus yra klaidingas. Jų metu savivalda buvo net pažangesnė nei dabar. Štai Maskoliai, 16 amžiaus pabaigoje, Liublino Seimo, Mikalojaus Radvilo Juodojo kalbose būtų nuolat pabrėžiama. Jie yra tiesiog despoto pavaldiniai, o mes esam laisva tauta. Buvo pasiekus tą lygį, kuomet ir teisinės valdžios atstovai, ir vykdomosios valdžios atstovai buvo išrenkami tiesiogiai susirinkime. Kitaip sakant, ta mūsų praeitis turi iš tikrųjų didelės demokratijos pėdsakų, tokių, kokių mes šiandien galėtumėm galbūt tik tai kur nors Jungtinėse Amerikos valstijose surasti. Anot kitų pašnekovų, pagal dabartinius įstatymus Lietuvoje savivaldos nėra visai. Viskas sprendžia Vilnius, o miestų savivaldybės yra tik vykdomoji valdžia, daranti tai, ką nusprendžia sostinė. Maža to, miesto savivaldybėse išrinkti žmonės negali atstovauti savo gyvenamojo kvartalo, mat bus apkaltinti viešų ir privačių interesų supainiojimu. Savivaldybės mažareikšmiškumą patvirtina ir tai, jog ją prižiūri tik viena institucija. Jeigu žiūrėsim konstituciją, teisės aktus, matysime, kad institucija, kuri prižiūri vien tik tai savivaldybės ir apima visą jų priežiūrą, yra tik tai viena. Būtent vyriausybės atstovo institucija, o visos kitos įstaigos, valstybės įstaigos, vykdo specialiąją priežiūrą. Juk reikia kitokio požiūrio į savivaldą, dauguma konferencijos dalyvių sutiko. Anot politologų, kitokio požiūrio reikalauja ir prezidentė. Iš tikrųjų, jinai pabrėžė ir pilietišką akcentą, pilietiškumo akcentą ir kultūrinių iniciatyvų akcentą regionuose, kas iš tikrųjų išskiria tas teritorijas kaip specifinės regioninės teritorijos, kaip išskirtinius kažkokius darinius, kurie iš tikrųjų verti ir kitokios savivaldos, ir kitokio regioninio požiūrio. Teigiama, jog tik diskusijoje gimsta teisybė. Tuo metu dabar Lietuvoje vyrauja požiūris, kad pirmą reikia griauti, o tik po to svarstyti, ką toje vietoje statyti.